Žmonės, kurie puoselės meilę, gerai, ramiai, be skausmo, perės kvantinį šuolį bei sugebės išgyventi. Tai ateities žmonės, kurie paveldės tolesnį gyvenimą šioje planetoje. Tai žmonės, kurie taps mokytojais jauniems žmonėms, vaikams bei paaugliams, kurie ruošiasi suaugusiam gyvenimui. Šie žmonės pradės naują realybę planetoje. Jie pasodins naujus, jau negenomodifikuotus augalus, puoselės sodus, kur viskas sužydės, maloniai kvepės bei puoš jų ir viso pasaulio gyvenimą. Būtent tokie žmonės sukurs dvasinę išsivyščiusią bendruomenę, o taip pat gyvenvietės ir miestus. Būtent tokiems žmonėms, perėjusiems kvantinį šuolį, bus masiškai atskleistų didingos bei paslaptingos žinios. Šios žinios atvers naujus evoliucijos etapus, kur naujos kvantinės technologijos valdys žmonių gyvenimą. Neviešinant, jau yra renkami tokie žmonės, įkūriamas gyvenvietės bei miestus. Taip, mano mėlėjai, kada ateis besibaigiančio kvantinio perėjimo laikas, tiems žmonėms bus suteikta informacija bei galimybės pereiti į tą vietą, kur jų lauks tokie pat geri, išsivystę, kūrybingi bei sąmoningi žmonės. Būtent tokie žmonės gyvens kaip viena vieninga šeima. Išmokite klausytis savo sielų, jos niekada jūsų neapgauna. Dažniausiai žmogų apgauna protas, bet siela žmogaus niekada neapgauna. Išmokite klausyti savo sielų. Dvasinės asmenybės ir aš taip pat esam suinteresuoti, kad kuo didesnis skaičius žmonių pereitų kvantinį šuolį. Kad būtų daug tokių gyvenviečių bei miestų ir kuo daugiau žmonių pratęstų evoliuciją. Pradėkite darbą su savimi, supraskite, kad jūs neturit priešų, jūs turit draugus ir mokytojus. Vieni jūs moko gėrio, kiti rodo blogą pavyzdį. Ir vieną ir kitą reikia žinoti, bet daryti tik gerą. Patys išmokite būti pilnaverčiais, teisingais, pripildytais meilę. Išmokite suprasti, atleisti savo artimiesiems, nereikalaukite iš jų, kad jie tuoj pat pradėtų bėgti pas mane į kursus. Šito daryti nereikia. Jei žmogus kursams nepasiruošęs, aš jo priimti negalėsiu. Žmogus pats turi trokšti labiau už gyvenimą, ateiti mokytis. Šios žinios tai mokslas, tai kilimo procesas, kuris turi virsti gyvenimo kvėpavimu. Tik tuo atveju, jei aš matau žmogaus norą, aš paimu į kursus, o jei yra abejonės, tokie žmonės negali būti mano mokiniai. Jie nėra pasirengę gauti tokių žinių. Žinios yra duodamos tiems žmonėms, kurie pasirenka teisingą evoliucijos kelią. Reikia vystyti smegenis, aktyvuoti aukštas energijas smegenyse bei adaptuoti jas aukštoms vibracijoms. Tai padės mutacijos procese, vystyme, sąmonės išplėtime bei pakels jūsų savivertę. Jūs sutvarkysite savo gyvenimą, išvystyti valią, pasitikėjimą savimi, tapsite sąmoningais, supratingais, teisingai priimsite sprendimus, kas lems teisingus gyvenimo rezultatus. Viskas yra tarpusavy surišta. Jūs esat surišti išorinių ir vidinių pasaulių. Jūsų vidus yra surištas su išoriniu pasauliu bei erdve, kurioje jūs gyvenate. Jums reikia vystytis, mano mėlėjai. Vystymasis yra vienintelis išsigelbėjimas žmonijai.